Esate turbūt ne kartą girdėję tokią pasakymą, kad mano su tėčiu santykiai yra puikūs ir viskas gerai. Taip mes sakome iš suaugusio pozicijos, tačiau mes kiekvienas buvome vaiku ir mes kiekvienas turime nuoskaudų, kurios kartojasi. Todėl yra labai patogu mums suaugusiems, kad neiti tam į tos vaikystės skaudulius, pasakyti, kad viskas su tėčiu gerai. Tačiau kokie ženklai išduoda, kad vis dėlto mes turime to paslėpto pykčio, to paslėptos agresijos, liūdesio, nuoskaudų tėčiui, tai yra pirmas dalykas tai, kad toks žmogus, jisai vengia eiti ir judėti link tikslų. Kitas dalykas tai yra tai, kad jisai pradeda atidėlioti, ne, o kaip čia man dabar daryti, kad nepadaryti, nes jisai neturi tos tėčio energijos ir resurso, kad eiti ir daryti. Taip pat gali būti labai stipriai išreikštas nepasitikėjimas savimi, nes būtent tėčio resursas pas mus yra atsakingas už pasitikėjimą savimi. Būtent pasaulyje ir darant savo reikalus. Ir dar vienas punktas tai yra, kai yra reikalų su pinigais. Tai čia geriausia indikacija supratimui, o vis dėlto, kaip mano santykis su tėčiu ir turiu aš to pykčio ar ne.